Tai, ko labiausiai bijota po Donaldo Trumpo vizito Kinijoje, dėja įvyko. Trumpas tai padarė oficialiai ir dar prieš kameras. JAV prezidentas viešai pareiškė, kad JAV nekariaus už Taivanę, jei Kinija užpultų. Ir apskritai, pasak Amerikos prezidento, būtent Taivanis planuoja užpulti Kiniją, o ne atvirkščiai. Todėl JAV neturėtų parduoti ginklų Taivanį. Ir svarbiausia, Trumpas pripažino, kad kai Xi Jinpingas jo paklausė, ar jis gins Taivanį, jis atsakė, kad ne. O tada jis patarė Taivaniui tiesiog laikytis tyliau, kad neprovokuotų milžiniškos Kinijos. Ir tai, primenu, yra JAV prezidentas, šalies, kuri dešimtmečius buvo pagrindinė Taivanio sąjungininkė. Mano vardas Aleksejus Pičias, tad pakalbėkime apie šią temą kartu. Tačiau prieš pradėdami paprašysiu jūsų užsiprenumeruoti kanalą, paspausti patinka šiam įrašui ir parašyti bet kokį komentarą. Ir prašau, užsiprenumeruokite mano Telegram kanalą Pičis News, nuorodą į jį rasite šio vaizdo įrašo aprašyme. Ten mes skelbėme naujausias žinias, vos tik jos pasirodo. Taigi, iš karto pradžioje noriu pabrėžti. Šiandien JAV prezidentas oficialiai ir viešai pareiškė, kad JAV atsisako ankstesnės politikos dėl Taivano gynybos Kinijos invazijos atveju. Kaip ir Vladimiro Putino atveju, Donaldas Trumpas po samito su Xi Jinpingu ne tik nieko nepasiekė, bet ir liko be rezultatų. Jis dar ir užėmė prokinietišką poziciją. Ir esmė ne tik tame, ką pasakė Trumpas, bet ir kaip jis tai pasakė. Čia netgi jaučiasi pašaipa pačiam Taivanui. Iš esmės, Trumpas šiandien pareiškė Taivanui, kad jie turi nutilti ir kentėti viską, ką daro Kinija. Donaldas Trumpas tiesiai šviesiai pareiškė, kad mažajam Taivanui reikėtų, Donaldas buvo kaltas, tai kas bus nuo to nepriklauso. Bet leiskite man iškart pateikti didelę Donaldo Trumpo citatą, o tada ją aptarsime. Taivanui tai yra tas pats Aliaskos momentas. Momentas, kaip Rusijoje sakydavo, susitarimai, kurie įvyko Aliaskoje, su kuriais susidūrė Ukraina 2025 m. rugpjūčio 16 d. Kai Trumpas po pirmųjų derybų su Putinu išėjo pas Seaną Hannity iš televizijos kanalo Fox News ir pirmą kartą pareiškė, kad Ukraina turi atiduoti savo teritorijas Rusijos diktatoriui. Ir štai 2026 m. gegužės 16 d. Trumpas po derybų su Xi Jinpingu išeina pas Bretą Baierį. Iš to paties Fox News ir pareiškia, kad Kinijai įsiveržus jis nenori kariauti dėl Taivano ir Taivanui net nerekomenduoja bandyti gintis. Taigi toliau pateikiu pažodžius Donaldo Trumpo žodžius. Citata. Donaldas Trumpas sako, kad Kinijai įsiveržus jis nenori kariauti dėl Taivano. Dabar kažkas Taivane nori paskelbti nepriklausomybę. Na, tai rizikingas dalykas, kai skelbėte nepriklausomybę, žinote. Jie nori paskelbti nepriklausomybę, nes nori įsivelti į karą. Jie suprato, kad už jų stovi Jungtinės Amerikos valstijos. Aš noriu, kad viskas liktų taip, kaip yra. Aš nesiekiu, kad kas nors skelbtų nepriklausomybę. Ir žinote, mums siūloma nukeliauti 9,5 tūkstančio mylių, kad įsitrauktume į kažkokį karą, o aš to nenoriu. Noriu, kad jie šiek tiek nurimtų. Noriu, kad ir Kinija šiek tiek nurimtų. Aš dar nepatvirtinau 14 milijardų dolerių vertės ginklų pardavimo Taivanui sandorio. Pažiūrėsime, kas nutiks. Galbūt aš tai padarysiu, o gal ir ne. Tačiau mes nesiekėme karų. Jei viską paliksime kaip yra, Kinijai tai tiks. Tačiau mes nesiekėme, kad kas nors pasakytų, paskelbime nepriklausomybę, nes JAV mus palaiko. Jei pažvelgsite į galimybės, Kinija yra labai didelė šalis, o Taivanas labai maža sala, esanti už 59 mylių nuo jų. O mes, primenu, esame už 9500 mylių nuo jų, tai šiek tiek sudėtinga problema. Jei pažvelgsite į Taivano istoriją, Taivanas išsivystė todėl, kad mes turėjome prezidentų, kurie visiškai nesuprato, ką jie po velnių apskritai daro. Nes jei jie būtų įvedę muitus mikroschemoms, jie, tai yra procesorių gamintojai, niekada nebūtų išvykę. Visa esmė ta, kad viskas priklauso nuo Intel ir kitų mūsų įmonių. Jie pavogė mūsų procesorių pramonę. Jis kalba apie Taivaną. Jei kuris nors iš mūsų prezidentų būtų pasakęs, galite išvykti ir statyti gamyklas Taivane, kad parduotumėte tai Amerikoje, bet mes įvesime 200% muitus, mes niekada nebūtume praradę mikroschemų pramonės. Citatos pabaiga. Taip, tai visi Jungtinių Amerikos valstijų prezidento žodžiai. Ir man atrodo, čia net nėra ką ypatingai komentuoti. Trumpas tiesiog atiduoda Taivaną Kinijai ir patarė Taivanui net nebandyti priešintis, jei Kinija pakenks salai.
O jei Taivanui tai nepatinka, tai jis, Donaldas Trumpas, net pasiruošęs prieš juos įvesti kažkokius muitus. Ir visa retorika susiveda į tai, kad tipo, kas jūs tokie apskritai? Taivanas, kas jūs tokie? Jei ne jūsų mikroschemų gamyba, jūs apskritai būtumėte nereikalingi. Iš jūsų tai kažkokia maža sala, kuri kažkur už 9500 mylių nuo mūsų. Iš viso mums nusispjauti tą salą, ji mums visai nepatinka. Įvesiu muitus, jei ten pradėsite kelti bangas. O dabar pažiūrėkite, ką pasakė Kinijos užsienio reikalų ministras Wang Yi iškart po to, kai Trumpas išskrido. Citata. Per susitikimą pajutome, kad Amerikos pusė supranta Kinijos poziciją ir skiria dėmesį Kinijos nuostatoms bei susirūpinimams. Ir nepalaiko ir nepritarė Taivano nepriklausomybės judėjimui. Tai viešas Kinijos užsienio reikalų ministro pareiškimas, kad Amerikos pusė iš esmės sutiko su jų pozicija dėl Taivano. Ir Vašingtonas šio pareiškimo nepaneigė. Ne, priešingai, Donaldas Trumpas dar ir vaizdingai pareiškė, kaip stipriai jis tam pritarė. Tačiau čia tiesiog prašosi paralelė tarp Ukrainos ir Taivano. Trumpas sako, kad jis nieko nėra skolingas Taivanui kaip ir Ukrainai. Ukraina turėjo Budapešto memorandumą, o Taivanas taip pat turėjo 2 įstatymus, kurie įpareigojo JAV padėti. Paaiškinsiu. Kai Donaldui Trumpui buvo priminta, kad JAV pagal įstatymą 1979 metų Taivano santykių įstatymą yra įpareigotos tiekti ginklus Taivanui jo savigynai. Ir kad pagal kitą 1982 metų įstatymą JAV turi tiesioginį pažadą Taivanui, kad jos niekada nesitars su Pekinu dėl ginklų tiekimo šiai salai. Trumpas atsakė pažodžiui taip. Klausykite. 1979 ir 1982 metai buvo labai seniai, o situacija iš esmės pasikeitė. Tai buvo praeitame amžiuje, apie ką jūs apskritai kalbate? Taip, mes jums kažką pažadėjome, bet juk tai buvo ankstesni prezidentai. Kuo aš čia dėtas? Tipo, mes neprivalome metų metus prisiminti savo įsipareigojimų. Štai ir visas atsakymas į tiek. 44 metus trukusius Amerikos įsipareigojimus. Beje, toks pat atsakymas ir dėl JAV įsipareigojimų Ukrainai pagal Budapešto memorandumą. Trumpas sako, tai kažkokie ankstesni prezidentai tai padarė, kuo aš čia dėtas. Beje, Taivano reakcija buvo greita ir vienareikšmė. Oficialūs asmenys pabrėžia, kad pačių Amerikos pareigūnų pareiškimai rodo, jog JAV politika salos atžvilgių nepasikeitė. Ir čia verta pripažinti, kad taip, Jungtinės Amerikos valstijos oficialiai niekada nerėmė Taivano nepriklausomybės. Jie visada pasisakė už vienos Kinijos politiką. Bet aš priminsiu, pavyzdžiui, Nancy Pelosi, demokratė, ji tiesiog sėdo į lėktuvą ir skrido į Taibėjų, visiškai nekreipdama dėmesio į kažkokį Pekiną. Ir priminsiu, Pekinas neleido savo tokių pareiškimų, kokius jis daro dabar. Tačiau, ir tai yra esminis dalykas, Taibėjoje taip pat pareiškė, Taivanas ragina JAV nenutraukti ginklų pardavimo salai, pabrėždamas šio sandorio svarbą regioniniam saugumui ir atgrasimui. Vadinasi, Taibėjus viešai prašo nenutraukti to, ką Trumpas viešai atsisako patvirtinti. Tai galima sakyti akivaizdus nepasitikėjimas partnerių. Akivaizdu, kad tai tapo Kinijos pergalė, nors nacionalinio saugumo patarėjas Voltsas po viršūnių susitikimo išėjo ir tarsi bandė visus nuraminti. Toliau pacituosiu jį. Prezidentas Trumpas pasakė, kad nenori matyti karo Taivano sąsiauryje. Geriausias būdas išsaugoti taiką - suteikti Taivanui ginklų reikalingų atgrasyti komunistinę Kiniją nuo invazijos. Ir Pekinas nebalsuoja dėl to, kokius ginklus mes parduodame Taivanui ar bet kuriai kitai šaliai. Na, žinoma, tai skamba gražiai, gerai, mes didžiuojamės, jokia Kinija mums nieko nediktuos, bet pabrėžiu, tai yra nacionalinio saugumo patarėjas, o ne prezidentas. O prezidentas Donaldas Trumpas pasakė, kad dar pažiūrėsime, kas bus ir esą karo nori Taivanas, o ne Kinija. Čia padarysiu pauzę. Savo nuomonę ir išvadas rašykite komentaruose po šiuo įrašu, prenumeruokite kanalą, paspauskite varpelį ir nepamirškite paspausti patinka. Jei norite paremti šio YouTube kanalo veiklą, tai galite padaryti per bet kokią auką pagal nuorodas ir rekvizitus šio vaizdo įrašo aprašyme. Būsiu dėkingas už bet kokią jūsų paramą. Tiek šį kartą saugokite save, iki pasimatymo.